Labas rytas visiems, labai džiugu su jumis ir vėl susitikti webinare. Mano vardas yra Roberta, aš esu Testur mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie Neapolio regiono kurortus. Tad pirmiausia, norėčiau pasiklausti jūsų, ar matote, ar girdite ir ar galime pradėti. Labai šaunu. Tad apie kągi šiandieną kalbėsime? Pirmiausia, bus tokia bendrinė informacija apie šalį, kodėlgi verta rinktis Neapolio regioną būtent su Testur. Pakalbėsime apie Neapolio regiono ypatumus, kuriuos ką tik parsivežiau iš komandiruotės po šitą nuostabų kraštą ir trumpai aptarsime visą eilę Neapolio regiono kurortų. Tad ką reikėtų žinoti apie pačią Italiją? Šiaurėje Italija ribojasi su Prancūzija, Šveicarija, Austrija, Slovenija. Jos sienos daugiausiai eina natūralia Alpių takoskyra. Italija užima visą Apeninų pusiasalį ir dvi didžiausias Viduržemio jūros salas. Tai yra Sicilija ir Sardinija. Taip pat Italijai priklauso ir 68 mažesnės salos. Italijos teritorijoje yra dvi mažytės nepriklausomos valstybės, tai yra Vatikanas ir San Marino Respublika. Italija garsėja ir madomis, ir dizainu, ir maistu, ir vynu, ir menu. Be abejo, šitoje šalyje yra sparčiai išvystytas ir turizmas. Tad mūsų skrydžiai į Italiją yra tiek žiemos sezonu, tiek ir vasaros sezonu. Žiemos sezono mėnesiais mes skraidome į Veroną slidinėjimui, o rugsėjo mėnesį yra organizuojami skrydžiai į Sardinijos salą, taip pat ir į Neapolį. Į Neapolį bus organizuojami tik tai 4 skrydžiai, kurie prasidės nuo rugsėjo 5 dienos iki rugsėjo 26 dienos. Tada yra galimas paskutinis išvykimas 7 nakvynių trukmei. Skrydžiai bus vykdomi su Small Planet Airlines aviakompanija, taigi leistinas bagažo kiekis yra 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Pats skrydis iki Neapolio trunka kiek mažiau negu 3 valandas. Būtinas kelionės dokumentas yra pasas arba tapatybės kortelė. Vietinė valiuta nuo 1999 metų yra euras, oficiali kalba yra italų, nors yra ir atskiras neapolietiškas dialektas. Standartinė italų kalba, tiesą pasakius, yra kur kas artimesnė ispanų arba portugalų kalbai negu kad Piemonto arba Neapolio dialektams. Neapoliečiai supranta italų kalbą, kuria yra kalbama, pavyzdžiui, Romoje, o atvirkščiai ne. Taigi, neapolietiškas dialektas yra netgi ir oficialiai įteisintas, ta kalba yra labai turtinga, būtent jie yra parašytos ir visos senovinės dainos, tai ir O Sole Mio, ir Funiculi Funicule, taigi kalba išties yra labai turtinga. Kodėlgi vertėtų rinktis poilsį Neapolyje būtent su Testur? Todėl, kad yra vykdomi tiesioginiai skrydžiai, kad yra nemokamas bagažo gabenimas. Išties labai platus kurortų pasirinkimas, pamatysit, kad kurortų yra beveik 20, tai yra saugus pasirinkimas, atostogos be rūpesčių, tai yra nuo durų iki durų prižiūrimi turistai, vos išlipus iš lėktuvo lygiai taip pat pasitinka atstovai, nuveža į viešbutį, padeda išsirinkti ekskursijas, duoda reikalingą informaciją ir pasirūpina jų kelionę atgal. Taip pat yra ir platus ekskursijų pasirinkimas, informaciją apie ekskursijas galite rasti mūsų interneto tinklapyje ir Neapolyje dirba ilgamečių patyrusių profesionalių gidų komanda, su keliais iš jų jau man teko susipažinti. Išties tai yra žmonės, kurie gyvena tame regione ir kaupia patirtį, turi daugybę žinių, kuriomis gali pasidalinti. Taip pat yra ir didelis viešbučių pasirinkimas nuo ekonominės klasės apartamentų iki prabangių 5 žvaigždučių ir rezervacinėje sistemoje jūs jau galite pamatyti, kad kainos išties yra geros. Kokiegi yra Neapolio regiono ypatumai, ko gero Italijos ypatumai galima būtų ir taip sakyti. Tad, kas man labiausiai krito į akį? Pirmiausia, tai yra neapolietiški dušai. Jie yra gana kuklus ir dažniausiai su tokiomis
sustumiamomis sienelėmis, kad dušo sienelė jinai susilanksto kaip tokia armonikėlė ir jos susistumia. Taigi jie yra, tokio stiliaus, nereikėtų nustebti pamačius tokius dušus, net ir pakankamai gerose viešbučiuose. Pačių viešbučių interjeras yra gana kuklus, be prabangos, tad vėlgi nuteikite turistus, kad jie nesitikėtų ten auksų, sietynų, didžiausių ar panašiai ir panašiai. Viskas pas juos yra gana kuklu. Atkreiptinas dėmesys yra dėl maitinimo, būtent dėl pietų ir vakarienių. Pusryčiai dažniausiai pas juos būna švediškas stalas, nors kai kuriuose viešbučiuose gali būti, kad pusryčiams yra tiekiami tik tai saldus patiekalai, tai yra taip vadinami ir mėgiami jų kruasanai su kava arba kažkokios kitos bandelės. Taigi kitą savaitę mes kalbėsime apie Neapolio regiono viešbučius, tad jau prie kiekvieno viešbučio, kokią informaciją žinau, aš jums galėsiu patikslinti, kur yra patiekiami ir įvairūs užkandžiai, o kur yra patiekiami tik tai saldieji patiekalai. Tačiau pusryčiai pas juos būna švediškas stalas, o pietus ir vakarienė dažniausiai yra renkamasi iš meniu. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną yra pateikiamas atskiras meniu, kur dažniausiai jį sudaro keletą patiekalų, pavyzdžiui, vienas mėsiškas, vienas žuvies ir, tarkim, vienas vegetarinis, ir tuomet turistai pasirenka, ką jie valgys pietums arba vakarienį. Kalbant apie poilsį su šeima ir su vaikais, atskirų kaip ir tokių pramogų viešbučiuose vaikučiams būna labai retai. Tad kitą savaitę kalbėdama apie Neapolio regiono viešbučius pabrėšiu tos viešbučius, kur yra šiokia tokia animacija, kur yra mini klubai, nes tokių viešbučių iš ties yra nedaug. Ir kalbant bendrai apie animaciją Neapolio regiono viešbučiuose, jinai dažniausiai būna lengva animacija arba jos nėra iš viso. Tai vėlgi tie viešbučiai, kuriuose yra animacija, irgi atkreipsiu jūsų dėmesį. Taip pat atkreiptinas dėmesys yra į parduotuvių darbo laiką. Neapolio regione parduotuvės dirba maždaug iki 8:30 vakaro. Ir vėliau įsigyti kažkokių tai produktų net nelabai yra galimybės. Lygiai taip pat ir tie patys outletai, butikinės parduotuvėlės. Vėlgi jos dirba tik tai maždaug iki 8, vėliausiai iki 8:30 vakaro. Skėtis ir gultai paplūdimyje dažniausiai būna už papildomą mokestį, kadangi paplūdimiai pas juos daugumoje yra valstybiniai. Kainos vėlgi labai priklauso nuo konkretaus regiono ir kainos taip pat priklauso ir ar tai yra aukštasis sezonas ar jau žemasis sezonas. Tai vėlgi skėčių gultų kainos asmeniui gali svyruoti maždaug nuo 5 iki 20 eurų. Priklausomai nuo to, kuriame regione ir kuriuo laiku yra skrendama. Taigi rugsėjis šiuo atveju mums yra labai palankus mėnuo, nes skėčių gultų kainos yra dažniausiai jau truputėlį mažesnės negu kad rugpjūčio mėnesį. Kurorto mokestis, vėlgi tiesiog norėčiau priminti šitą dalyką, kad jis yra mokamas daugelį Italijos miestų ir visi apsistojantis miesto apgyvendinimo įstaigose turi susimokėti kurorto mokestį. Tos surinktos lėšos keliauja į miesto biudžetą, turizmo infrastruktūros priežiūrai bei tobulinimui ir moka visi, tiek ir individualiai atvykę, tiek ir organizuotomis grupėmis atvykę keliautojai. Tad priminti norėčiau tiek, kad kampanijos regione tas mokestis už vieną nakvynę asmeniui 2 žvaigždučių viešbučiuose sudaro 1 eurą, 3 žvaigždučių viešbučiuose 2 eurus, 4 žvaigždučių viešbučiuose 3 eurus ir 5 žvaigždučių viešbučiuose 4 eurus. Tačiau šios kainos galioja kampanijos regione, Lacijaus regione, kuriam priklauso ir Riviera di Ulysė regionas, kainos yra truputėlį didesnės. Tenai kempinguose arba 3 žvaigždučių viešbučiuose mokestis asmeniui už vieną nakvynę yra 4 eurai, 1-2 žvaigždučių viešbučiuose 3 eurai, 4 žvaigždučių viešbučiuose 6 eurai ir 5 žvaigždučių viešbučiuose 7 eurai. Visą šitą informaciją jūs galite rasti mūsų tinklapyje prie atmintinių turistams pasirinkę skyrelį Italija ir ten viršuje rasite informaciją apie mokamus šiuos mokesčius. Kokiegi yra Neapolio regiono kurortai, kuriuose mes siūlome poilsį. Taigi mes siūlome poilsį Lacijaus regione, tai yra Sabaudijos kurorte,
San Felice Circeo, taip pat Teračinos kurorte, Sperlongoj, Gaetoj ir Formijoje. Na, o Kampanijos regione siūlome poilsį Sorento mieste, taip pat Amalfio pakrantės kurortuose, tai yra ir Pozitanė, Amalfija, Majore, Minorio miesteliuose. Ir žemiau už Amalfio pakrantės eina Čilento regionas, kainas jau turėtumėte matyti mūsų rezervacinėje sistemoje, taigi kalbėsime ir apie šį Čilento regioną, kuriam yra priskiriami Pestumis, Agropolis, Pisota di Polinūra, Marina di Camerota, Ašėja de Marina, Kazalvelino kurortas, Kastelobate ir Santa Marina Kastelobate. Taip pat siūlomas poilsis yra ir Iskijos saloje, pagrindiniai viešbučiai yra išsidėstę Iskija Porto, Forijaus miesteliuose, taip pat ir aplinkiniuose miesteliuose šiek tiek viešbučių yra palei Čitaros įlanką. Tad kurortų išties yra labai daug, tad labai trumpai apie kiekvieną iš jų, kągi reikėtų žinoti apie kiekvieną regioną, apie kiekvieną kurortą ir kokiems turistams juos galima būtų siūlyti. Tad mes pradėsime nuo Čilento regiono, nuo apačios ir keliausime iš eilės palei kurortus. Tad Čilento regionui, kaip jau minėjau, priklauso Pestumio kurortas, Agropolis, Pisota di Polinūra. Kapo Polinūra išties yra labai puikus nardymas, ten yra koralinis rifas. Taip pat yra Ašėja de Marina, Kazalvelino kurortas, Kastelobate ir Santa Marina Kastelobate. Nuo 1990 metų didžiąją pakrantės dalį užima Čilento ir Val Diano nacionalinis parkas, kuris yra antras pagal dydį Italijoje. Čilentas garsėja ilgais smėlio paplūdimiais, kurį didžioji dalis turi ir mėlynos vėliavos statusą. Taip pat yra sutinkami ir uolėti peizažai, įvairiausios grotos, įvairiausios įlankos. Pervežimas iki Čilento regiono nuo oro uosto trunka maždaug apie 1,5–2 valandas. Daugiausia viešbučių siūlome Pestumio regione. Pestumis yra žalias kurortas, gražus kurortas, yra centras jame, yra parduotuvėlių, yra supermarketas, tabakinė atskira parduotuvė, yra picerijų. Taip pat centre Pestumio yra ir diskotekų jaunimui. Daugiausia jų yra paplūdimio zonoje, būtent paplūdimio diskotekų. Žymiausia iš diskotekų yra Karubo, pavadinimą parašysiu. Ji taip pat yra po atviru dangumi. Na, o 3 km nuo centro yra įsikūręs archeologinis parkas, kurio nuotrauką kaip tik ir matote šitoje skaidrėje. Iki jo galima nuvykti visuomeniniu transportu iki šitos archeologinės vietos. Taip pat prie Pestumio, maždaug 20 km nuo pačio Pestumio, yra didžiulis outletas, tai yra taip vadinama išparduotuvė, maždaug 20 km į Salerno pusę. Pačiose Pestumio apylinkėse gamina rikotą, sūrį ir mozzarella, taigi gali kai kuriuose viešbučiuose šiek tiek jaustis toksai pieno kvapas. Pats paplūdimys yra geras smėlio, skėčiai ir gultai buvo dar neparuošti, aš grįžau iš komandiruotės balandžio 23 dieną ir kai kurie viešbučiai, su kuriais mes kalbėjome, minėjo, kad gultus planuoja paruošti maždaug iki gegužės vidurio. Tad mūsų tas laikas skristi rugsėjo mėnesį šiuo atveju yra labai palankus, nes jūra bus kur kas šiltesnė negu kad birželio mėnesį ir visa infrastruktūra bus sutvarkyta. Taigi vanduo yra švarus, skaidrus, beje nuo Neapolio iki Pestumio galima atvykti tiek traukiniu, tiek ir autobusu. O iki archeologinės vietos galima taip pat atvykti traukiniu, viena stotelė būtų, arba autobusu. Pačioje archeologinėje vietoje yra įkurtos 3 šventyklos, 2 iš jų yra Herai, nors galvota, kad viena yra Herai, o kita Jupiteriui. Tose šventyklose priimdavo gimdymus ir viena šventykla yra išlikusi Atėnei. Taip pat yra muziejus, kuriame yra eksponuojami piešiniai, vazos, išsilaikiusi yra ir Agoros aikštė toje archeologinėje vietoje, įvairiausių namų liekanos. Na, graikai čia atplaukdavo ir kad nereikėtų apvažiuoti visos Italijos, pasidarė čia savo gyvenvietę, kuri vadinosi Poseidonija. Šita gyvenvietė siekia 7 amžių prieš mūsų erą ir yra saugoma UNESCO.
Bilietas įėjimui į šią archeologinę vietą kainuoja 9 eurus, o jeigu pirkti bilietą į šią archeologinę vietą ir Velija archeologinį parką, tuomet bilietas kainuotų 10 eurų už abidvi archeologinės vietas ir jisai galioja 3 dienas, per kurias reikia jį panaudoti. Sekantis kurortas, einantis už Pėstumio, yra Agropolis. Tai yra toksai turistinis miestelis, kuriame vyksta linksmybės. Jame važinėja tokios triratės mašinytės, kurios vadinasi Ape Kalisino. Tai jos vežioja į uostą, į pilį, į muziejų. Tas pravažiavimas tokia mašinytė kainuoja 3 eurus. Taip pat toliau už Agropolio į Santa Marina pusę yra 3 lygių trekingo maršrutai, kas mėgsta pasivaikščioti, yra ir paprasti, ir sudėtingesni, ir ypatingai sudėtingi. Galima jais eiti arba savarankiškai, ar pasiėmus informacijos turizmo informacijos centre, taip pat galima prašyti ir gidų pagalbos. Agropolyje yra išlikęs ir viduramžių senamiestis, yra keli muziejai, bokštas, kino teatras. Pačiame Agropolyje, nežinau, ar šiuo metu turime viešbučių, tačiau iki jo lengvai galima nusigauti iš pačio Pėstumio, nes nuo Pėstumio iki Agropolio yra vos 12 kilometrų. Sekantis kurortas tai yra Santa Marija Castellabate. Štai čia apačioje įsikūrė Santa Marija Castellabate, o nuotrauka, ta vieta, iš kurios daryta šita nuotrauka, tai yra iš Castellabate kurorto, kuris yra ant kalno viršuje, ten yra tik tai tokia senovinė išlikusi dalis. Taigi Santa Marija Castellabate kurorte yra keletas nedidelių paplūdimių, matosi štai čia nuotraukoje. Jie taip pat yra įvairiausių kavinaičių, yra restoranų, yra suvenyrų parduotuvėlių. Tačiau iš esmės Santa Marija Castellabate yra labai ramus kurortas. O pakilus aukštyn yra labai graži Castellabate dalis, tai yra istorinis centras ant kalno, nuo jo atsiveria ir puikūs vaizdai. Čia galima sutikti įvairiausių senovinių pastatų, bažnyčių, pamatyti įvairiausių siaurų grįstų gatvelių, kuriuose yra gausų suvenyrų parduotuvėlių, romantiškų restoranų, kavinaičių. Po jį patogiausia vaikščioti pėstute. Tiesa, atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki 24 valandos vakaro į kalną kyla autobusai. Važiavimas autobusu kainuoja maždaug 1-2 eurus. O taksi pakilimas į vieną pusę iš Santa Marija Castellabate kurorto į Castellabate viršų kainuoja netgi 20 eurų. Pakankamai brangu, tad verčiau naudotis ko gero autobusų pagalba. Sekantis kurortas, einantis už Santa Marija Castellabate, tai yra Casalvelino kurortas. Tai yra labai ramus kurortas, žalias, prižiūrėtas. Sezonas čia prasideda tik tai Liepos-rugpjūčio mėnesiais. Tad šį kurortą galima siūlyti poroms arba šeimoms, kur tėveliai patys užsiema vaikučių veikla. Iš čia matosi Velija archeologinė vietovė, kaip jau minėjau anksčiau, į Pėstumio archeologinę vietovę ir Velija archeologinę vietovę galima nusipirkti vieną bendrą bilietą ir taip sutaupyti pinigų. Yra taip pat nedidelė bažnytėlė, yra keletas paplūdimių, yra ir uostas, iš kurio plaukia laiveliai. Važinėja visuomeninis transportas, čia taip pat yra tos triratės mašinytės Ape Kalisino. Tiesa, pravažiavimas šitą mašinytę čia kainuoja tik tai 1,5 euro. Taigi Casalvelino iš esmės yra labai ramus kurortas, taigi siūlytinas ramiam poilsiui. Už Casalvelino eina Ašėja de Marina kurortas. Ašėja de Marina kurortas, kaip ir matosi skaidrėje, taip pat yra gana nedidelis, tačiau miestelio tipo kurortas, jame yra įvairiausių parduotuvėlių, picerijų, ant kalvos yra išlikę tvirtovės griuvėsiai. Tai yra pats piečiausias kurortas, kuriame mes siūlome poilsį, būtent Čilento regione, tai vykstant iš Neapolio regiono. Kamgi galima siūlyti jį tiems, kas mėgsta paplūdimio poilsį, kas atvyksta tokiam ramesniam poilsiui, tai galbūt ir šeimoms, ir poroms. Taigi tiek apie Čilento regioną. Toliau mes keliausime į Amalfio pakrantę, ko gero pačią gražiausią pakrantę visoje Italijoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šitoje pakrantėje, vien Amalfio pakrantėje yra 2000 posūkių.
Kelias tęsiasi palei jūrą serpantinais, miesteliai yra įsikūrę kalno šlaite su labai gražiais panoraminiais vaizdais. Kam būtų tinkama Amalfio pakrantė, ramiam, romantiškam poilsiui, taip pat jaunavedžiams puikiai tinkama, nesiūlyti galbūt vyresnio amžiaus žmonėms, kurie sunkiai vaikščioja, nes kai kurie viešbučiai, miestelio centrai kartais gali būti pasiekiami tik tai lipant aukštyn arba žemyn, laipteliais arba statesniais nusileidimais. Ką čia galima sutikti pamatyti šituose kurortuose? Įvairiausių romantiškų restoranėlių su puikiais panoraminiais vaizdais arba picerijų terasose. Didesni autobusiukai gali važiuoti šiuo keliu Amalfio pakrantį tik tai viena kryptimi, būtent nuo Sorento į Čilento pusę, o grįžti turėtų per kalnus. Turistus, kuriuos supa laivuose, serpantinuose, būtina perspėti, kad išgerti vaistų, nes iš ties tų posūkių yra labai daug. Iki Majori ir Minori miestelių pervažiavimas serpantinais pačiais trunka maždaug apie valandą laiko. Iki Amalfio kurorto serpantinais reikia važiuoti maždaug apie 1,5 valandos. Kadangi į Positano kurortą veža per Sorento miestą iš kitos pusės, tad serpantinų iki Positano kurorto gaunasi tik tai maždaug apie 20 minučių. Kas dar turėtų būti žinotina apie Amalfio pakrantės viešbučius, kad viešbučiai čia yra aukštesnė kaina ir tai yra visiškai natūralu, nes paklausa viršija pasiūlą. Čia net ir 3 žvaigždutės yra pakankamai brangios. Paplūdimiai yra dažniausiai siauri, nedideli, gali būti žvyro paplūdimiai. Ir atkreiptinas dėmesys į tai, kad kadangi paklausa viršija pasiūlą, tad norėdami užsisakyti poilsį Amalfio pakrantėje su šiais nuostabiais vaizdais, viešbučius reikia užsakinėti iš anksto. Tad kokiegi yra kurortai Amalfio pakrantėje? Pradėsime nuo Majori miestelio. Majori miestelėje yra įsikūrusi ir pilis, išlikusios katakombos, čia vyksta įvairiausi koncertai, yra kur išeiti pasivaikščioti, galima nueiti pėstute netgi ir iki Ravelo miestelio, ten yra labai graži Rufolo, Kimbrone vilos, Pontone miestelėje yra išlikusios gražios kaskados, taigi Majori miestelį galima siūlyti poroms, taip pat ramiam romantiškam poilsiui. Šeimoms taip pat galima siūlyti, jisai dar palyginti su kitais miesteliais yra pakankamai lygioje vietoje. Iš karto už Majori eina Minori miestelis, kylantis į kalną jau daugiau. Jisai turi gana tokį ilgą ir platų žvyro paplūdimį, kas nėra būdinga šitai pakrantai. Čia šitame miestelėje galima įsigyti rankų darbo keramikos, jos yra gausu įvairiose suvenyrų parduotuvėlėse. Minori kurortą taip pat galima siūlyti poroms, šeimoms, nes paplūdimys yra galbūt jau netgi ir patogesnis. Ramiam, romantiškam poilsiui be abejo jaunavedžiams taip pat yra puikiai tinkamas Minorio kurortas. Toliau už Minorio eina pats Amalfio miestelis. Jame yra jachtų prieplauka, yra labai graži išlikusi bažnyčia, štai čia matosi kupolai. Šalia jos yra aikštės su įvairiausiamis kavinaitėmis. Taip pat miestelėje yra įvairių parduotuvėlių, yra vaistinė, yra išlikusios antikinės freskos, yra rojaus sodas, įvairiausių muziejų ir popieriaus muziejus, laivų muziejus, taip pat yra išlikę romėniškos vilos griuvėsiai. Taigi Amalfio miestelėje iš ties yra gausų veiklos. Ir Positano tai yra jau laikomas Amalfio pakrantės perlas, uolų aukštis čia siekia netgi 1200 metrų. O tarp Amalfio ir Positano miestelių yra smaragdinė grota, į kurią galima praplaukti vandeniu. Į Positano miestelį galima nusileisti maks 8 vietų autobusiuku. Gana didelis ir platus ilgas paplūdimys, yra daugybė suvenyrų parduotuvėlių, čia yra akmenimis grįsti takeliai arba laipteliai. Matau, kad kažkas tai rašo, kad dingo garsas, norėjau pasiteirauti kaip pas kitus, ar girdite, ar matot ir ar galim pratęsti. Labai atsiprašau už techninius nesklandumus, norėjau pasiklausti, kokia dabar situacija, ar galime dar kartą kalbėti apie Positano kurortą, ar girdit? Girdit, kažkas tai girdi.
Gerai, tai labai tikėkime, kad dabar jau toliau bus viskas gerai. Tad iš tiesų Pozitano kurortą atsiminsit ilgam, ne veltui, tai yra Amalfio pakrantės perliukas, uolų aukštis čia siekia net 1200 metrų, o tarp Amalfio ir Pozitano miestelių yra įsikūrusi Smaragdinė grota. Beje, atkreiptinas dėmesys toksai, kad į patį Pozitano miestelį galima nusileisti maksimum 8 vietų autobusiukų. Čia yra didelis, platus, ilgas paplūdimys, yra daugybė suvenyrų parduotuvėlių, taip pat yra labai gražių akmenimis grįstų gatvelių, be abejo ir daugybė laiptų. Matau, kad kažkas tai rašo, kad vėl dingo ryšys. Ar tai gali būti dėl interneto, ar pas kitus girdisi, matosi? Supratau. Na, tuomet pasistengsiu kalbėti lėčiau ir aiškiau. Taigi, Pozitano, kam galima siūlyti, be abejo, ramiam romantiškam poilsiui ir atsižvelgti į tai, kad tai yra labai kalvoti kurortai, tad juos reikėtų siūlyti žmonėms, kurie, gali vaikščioti laipteliais. Tai tiek apie Amalfio pakrantę, kalbėsime toliau apie Sorento miestą. Tai yra nedidelis jaukus miestas, kuris yra įsikūręs lygioje vietoje, tačiau ant aukštos uolos, kaip matosi nuotraukoje. Sorento mieste yra 3 pagrindinės gatvės, einančios palei jūrą. Pirmoji gatvė vadinasi Karališkoji, toliau eina Centrinė gatvė ir dar toliau eina Apelsinų gatvė. Šiame miestelyje yra kavinių, barų, ledainių, picerijų, įvairiausių parduotuvėlių, supermarketų. Paplūdimys yra labai nedidelis, centrinėje dalyje štai šitoje vietoje ir truputėlį toliau yra dar vienas paplūdimys. Paplūdimyje yra labai daug pristatytų platformų, kurias ir dalinasi Sorento viešbučiai. O už Sorento į šitą pusę yra nedidelis miestukas Vico Equense, jisai vadinasi. Ten taip pat siūlome viešbučių, ten yra irgi pora restoranėlių, mini maisto prekių parduotuvė, geras susisiekimas su Sorentu, yra traukinių stotelė, galima nuvykti ir į kitus miestus. Toliau siūlome poilsį ir Iskijos saloje, tai yra didžiausia Neapolio įlankos sala, apie 46 kvadratinius metrus. Dėl labai švelnaus klimato, ištisus metus jį yra gausiai lankoma keliautojų iš viso pasaulio. Gražia gamta apdovanota sala ne veltui yra vadinama žaliaja. Ji taip pat garsėja ir gerais spa centrais, terminių vandenų parkais, kurie gydymui yra naudojami šimtmečiais. Pirmieji gyventojai Iskijos saloje atsirado dar 7 amžiuje, o net iki 1956 metų saloje gyventojai gyveno pagrinde iš vyndarystės. Ir iki šiol Iskijos vynas yra labai gerai vertinamas ir netgi dažnai vežamas lauktuvių. Salos gyventojai yra katalikai, saloje yra net 67 šventyklos, dabar jau tiesa atsiranda, kaip gidė pasakojo, ir Jehovos liudytojų. Pačiame salos viduryje yra iškilęs Epomei kalnas, kurio aukštis siekia 788 metrus. Iskija susidarė iš vulkaninio akmens, jis yra pakankamai minkštas, o paskutinis ugnikalnio išsiveržimas buvo 1300 metais. Žiemą saloje vidutinė temperatūra būna maždaug apie plus 15 laipsnių, jeigu nukrenta iki 0, tai tuomet skelbiama nepaprasta padėtis, vaikai neina į mokyklą. Žiemos metu saloje veikia vos 8 viešbučiai, o balandžio pabaigoje planavo atsidaryti jau ir visi salos viešbučiai bei terminiai sodai. Pirmieji atsidaro Poseidono terminiai sodai ir jie veiks iki spalio mėnesio. Iskijos saloje skėtis ir 2 gultai žemojo sezono metu kainuoja maždaug apie 20 eurų, tai rugsėjo mėnesį mes jau galime tikėtis galbūt irgi truputėlį geresnių kainų, o aukštojo sezono metu gali kainuoti iki 15 eurų vienam asmeniui. Autobuso bilietas keliauti po salą, važiuoti iki 1 valandos kainuoja
1,20 eurų, o jeigu yra važiuojama su persėdimu iki valandos, tai kainuoja 1,50 eurų. Jeigu pirkti visos dienos bilietą, tokia galimybė taip pat yra, jisai kainuoja 3,5 euro. Bilietai yra perkami tabako arba žurnalų kioskose. Na, pats pervežimas, matau, Natalija klausė, iki Iskijos salos su plaukimu gaunasi maždaug apie 2,5–3 valandas. Kadangi Iskijos saloje yra gausu terminių vandenų, netgi daugybė viešbučių turi baseinų su terminiais vandenimis, tai gydytojo konsultacijos, jeigu nori, dėl tų procedūrų, kainuoja 3–4 žvaigždučių viešbučiuose maždaug 35–40 eurų, 5 žvaigždučių viešbučiuose truputėlį brangiau. Saloje yra taip pat gidė Tiara, kuri kalba rusiškai, itališkai, labai tokia veikli, energinga gidė, informaciją apie išvykimą turistams sugeba perduoti netgi ir asmeniškai į rankas. Na, o keltas iš Iskijos į Neapolį su sustojimu gretimoje saloje plaukia maždaug 1,45 minutės. Nesupa visai, drąsiai galiu pasakyti, ypatingai netgi būnant kelto viduje, net ne išorėje. Labai populiaru saloje išsinuomoti automobilį, tą galima padaryti maždaug nuo 40 eurų dienai. Pati Iskijos sala yra skiriama į 6 regionus, iš kurių 4 regionai yra įsikūrę prie vandens ir 2 yra salos gilumoje kalnuose. Pagrindiniai kurortai, kuriuose mes siūlomi poilsį, tai yra Iskija-Porto kurortas ir Forijaus kurortas, tad kągi apie juos reikėtų žinoti. Iskija-Porto yra ko gero didžiausias traukos centras ir šalia jo yra ir savitas kaimelis, toksai Iskija-Ponte. Jame yra išsaugota būtent štai šitą nuotraukoje atvaizduota aragoniečių pilis. Iskija-Porto kurortai yra įvairiausių parduotuvėlių, restoranų, barų. Čia yra ir įkurtas uostas, iš kurio laivai plaukia į Sorento, į Kaprio salą. Kai kurie viešbučiai, atkreiptinas dėmesys, Iskija-Porto turi tik tai nedidelius paplūdimius, nusileidus iš karto nuo kalno, arba tiesiog nusileidus nuo kalno esančias platformas, nuo kurių iš karto gali būti gilu. Visai šalia, prie Iskija-Porto, į Forijo pusę eina Lakomeno miestelis, čia yra įkurta valstybinė ligoninė, jeigu kartais kam nors reikėtų pagalbos. Ir toliau už Lakomeno miestelio eina Forijus. Forijus turi labai gražų smėlio paplūdimį. Tiesa, atkreiptinas dėmesys, kad daug viešbučių yra įsikūrę miestelio centre, tai yra truputėlį toliau nuo jūros. Pačiame kurorte yra gausu įvairiausių parduotuvių, yra maisto parduotuvių, restoranų, barų, palei jūrą yra įsikūrusių jūros gėrybių įvairiausių restoranėlių. Be abejo, ten galima ne tik tai jūros gėrybėmis vaišintis, bet jeigu kas nors nori, gaus tenai ir mėsos. Kalnuose taip pat yra restoranų, galima įvairiausiose restoranuose užsisakyti, netgi ir triušiuką gali pagaminti, tik tai reikia įspėti prieš dieną. Kurorte taip pat yra įvairiausių išparduotuvių, kurie, kaip jau minėjau, veikia iki 20–21 valandos. Kamgi galima siūlyti poilsį? Poilsį galima siūlyti ir jaunimui, dėl to, kad kurorte yra įvairiausių barų. Galima siūlyti ir šeimoms dėl gerų smėlio paplūdimių. Taip pat ir poroms dėl gražių vaizdų, puikių panoraminių jūros vaizdų atsiveriančių. Žemyn nuo Forijaus eina Čitaros įlanka, tai yra atvira salos pusė, Forijaus miestelis ir Čitara įlanka yra atvira salos pusė, jūros pusė, tačiau yra daugiau vėjuota. Čia taip pat galima aplankyti ir kaktusų sodą, kuris yra prie Forijo, įėjimas į jį kainuoja 12 eurų. Čia taip pat vyksta ir įvairiausi koncertai, įėjimas į kuriuos kainuoja 12 eurų, jeigu vyksta koncertas, tai tada dar yra įmamas papildomas 10 eurų mokestis. Sekantis kurorto regionas yra Riviera di Ulisse. Jisai gali pasidžiaugti labai gražių ilgų smėlio paplūdimių. Paplūdimiai yra visuomeniniai, žemojo sezono metu skėtį ir gultą asmenį galima gauti nuo 5 eurų,
o aukštojo sezono metu netgi už 25 eurus. Lacijo yra jau kitas regionas. Atkreiptinas dėmesys toks, kad gidai ką atkreipia mūsų dėmesį, kad į Neapolio miestą yra draudžiama įvažiuoti nuomotų automobilių. Nors iš grupės buvo žmonių, kurie tą buvo darę, sakė, kad jums tiesiog pasisekė, nes jeigu būtų pamatę, tai tiesiog būtų gavę baudą. Tad turistams yra labai patogu naudotis Birk bilietu, Birk pasas, jisai dar kitaip vadinasi. Su šituo bilietu galima be apribojimų keliauti iki 12 valandos vakaro, tą dieną, kurią yra aktyvuotas tas bilietas. Taigi galima traukiniu nuvykti į Romą, į Terracino kurortą arba kitus miestelius. Su šituo Birk pasu galima naudotis būtent Lacijaus regione. Taip pat jį yra įskaičiuoti ir nemokamai Romoje metro, autobusai, tramvajai. Neapolyje jau negalima, todėl kad tai yra kitas regionas. Pavyzdžiui, jeigu elektriniu traukiniu vykti į Romą kainuotų maždaug apie 8 eurus į vieną pusę, plus 1,5 euro metro iš Formijo, jeigu vykti, iš kitų miestelių galbūt truputėlį pigiau, o Birk, pati brangiausia kortelė, kainuoja 14 eurų. Birk kortelės kaina priklauso nuo kurio regiono jūs jį aktyvuojate. Taigi įvedus į internetą Birk pas rasite ir konkrečias kainas kiekvienam regionui. Kurgi galima įsigyti tą Birk pasą? Įsigyti galima stotyje, tabakinės parduotuvėse, kioskose. Labai svarbus dalykas yra tas, kad būtina aktyvuoti tą kortelę prieš kelionę. Priešingų atveju, jeigu Birk pasas yra neaktyvuotas, bus didelė bauda. Kalbant apie traukinius. Į Neapolį važiuoja traukiniai iš Riviera di Olise maždaug kas valandą, į Romą kas 2-3 valandas. Tvarkaraščiai gali būti netgi ir viešbučių registratūrose. Matau, kad klausia Natalija, kokia yra automobilių nuomos kaina. Maždaug nuo 40 eurų dienai galima gauti automobilį, ir priklausomai jau koks ten jo yra pajėgumas. Autostradą galima važiuoti apie 130 km maksimaliai. Keliai yra mokami, važiuojant yra užtvaras, ten yra pasiemamas bilietėlis ir išvažiuojant reikia susimokėti. Kas yra labai svarbu išsaugoti tą bilietėlį. Kitu atveju, jeigu tas bilietėlis yra pametamas, reikia susimokėti už visą Italijos autostrados ilgis, kuris yra pakankamai išties didelis, taigi ta suma gaunasi labai didelė. Taip pat tarp kurortų važinėja ir tarp miestiniai autobusai, jie yra tokios mėlynos, žydros spalvos, yra ir kurortų autobusai. Jeigu nėra ypatingų kamščių, tai pervežimas iki Riviera di Olise regiono trunka maždaug apie 1,5–2 valandas. Tad kokiegi kurortai yra Riviera di Olise regione. Skauri kurortas yra kaip antri namai italams, čia jie atvažiuoja savaitgaliais pailsėti. Dauguma turistų yra anglai, prancūzai, Amerikos piliečiai. Visai šalia Skauri miestelio yra Riviera di Olise regioninis parkas ir pats Skauri miestelis pereina į Formijo gyvenvietę. Formijo jau yra gana didelis, jame gyvena net 35 000 gyventojų. Krantas ir paplūdimys yra šiek tiek kuklesni negu kad Skauri, o centrinė Formijos dalis paplūdimio neturi, ten yra labai gilu, yra uostas. Iš šito uosto už maždaug 22 eurus į abi dvi pusės galima nuplaukti į Ponco salą arba kitas salas, jeigu plaukti į vieną pusę kainuoja 15 eurų. Taip pat Formijoje yra ir traukinių stotis, galima nuvykti į Romą, o nuo Romos netgi ir iki Florencijos greituoju traukiniu vos per 1,5 valandos. Formijo šeštadieniais pagrindinėje aikštėje veikia turgus, yra apsipirkimų gatvė su įvairiausiamis parduotuvėlėmis, yra archeologinės zonos, o po Formijo kurorto iš karto prasideda Gaeta. Gaeta tai yra jaukus miestelis įsikūręs iškyšulyje, turi istorinį senamiestį,
pačio Iškišulio gale, labai panašus į Nesebaro senamiestį Bulgarijoje. Labai gražu iki šio Iškišulio priplaukti laiveliu, iš kitos pusės, iš jūros pusės yra didžiulė uola su 3 dideliais įtrukimas. Getoje traukinio nėra, norint vykti į didžiuosius miestus, reikėtų autobusu nuvykti iki Formijos stoties, tai įeina į bilietą šitas pravažiavimas ir tada jau nuo Formijos važiuoti traukiniu. Pačioje Getoje yra parduotuvėlių, kavinaičių, o į kitą pusę nuo Getos iki Sperlongos kurorto yra 12 km atstumas ir tarp Getos ir Sperlongos kurortų yra ir veikianti diskoteka. Taigi Getos kurortą galima pasiūlyti netgi ir jaunimui. Kaip jau minėjau, už Getos sekantis einantis kurortas yra Sperlonga. Sperlongoje yra geriausia ir pati švariausia jūra. Antroje vietoje būtų Geta ir trečioje vietoje, ko gero, Teračinos kurortas. Taigi Sperlonga jau šiek tiek brangesnis kurortas. Mieste yra nemokama krepšinio aikštelė, yra dviračių takai, labai gražus senamiestis, kaip tik matomas nuotraukoje, su siauromis gatvelėmis ant kalvos, o palei paplūdimį tolyn yra išsidėstę viešbučiai. Paplūdimyje skėtis ir 2 gultai kainuoja maždaug 25–30 eurų. Toliau nuo Sperlongos už 17 km yra įsikūręs Teračinos kurortas. Tera pats pavadinimas reiškia žemė, čina reiškia vakarienė. Kitaip tariant, vakarienė ant plikos žemės. Graikai čia atvykę šitaip valgė, taip ir kilo miestelio pavadinimas. Teračinos kurortas yra pats didžiausias Riviera di Ulysė pakrantėje ir kurorte gyvena apie 40 000 gyventojų. Teračino miesto autobusais galima naudotis, bilieto kaina yra maždaug euras ar tarp euro 1,5 euro, tačiau važinėja ir tarpmiestiniai autobusai. Yra ir traukinių stotis, iš kurios galima pasiekti kitus miestus. Tačiau Teračinos kurorte traukiniai važinėja pakankamai retai, atvyksta 2 traukiniai ryte ir 2 traukiniai vakare. Oficialių taksi kurortai yra labai mažai, tačiau yra uždarbiaujančių žmonių, kurie tiesiog siūlo tokią paslaugą. Dažniausiai jų kontaktinius numerius žino viešbučiuose. Italijos lygumos nuo kalnų labai dažnai būdavo užliejamos vandeniu ir dažniausiai melioruotos, kad nepelkėtų. Todėl miesteliuose kartais galima pamatyti kanalus. Tad per Teračinos kurortą taip pat teka toks padidelis vandens kanalas. Tad nenustebkit, tai padaryta specialiais tikslais, siekiant išsaugoti kurortą. Pačiame kurorte yra įvairiausių parduotuvėlių, butikinių parduotuvėlių, yra gražus istorinis centras, šalia yra didelės uolos, ant vienos iš uolų yra įkurta Jupiterio šventykla, yra daug anglakalbių turistų, rusakalbių turistų. Paplūdimys yra labai geras smėlio, išskyrus viešbutį Laprodo, priešais Laprodo viešbutį yra akmenys. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad dauguma viešbučių šiame kurorte yra per kelią nuo paplūdimio. Teračino miestelyje vakarais kavinėse galima išgirsti grojančią gyvą muziką, yra barų, yra karaokės barų, bet ne tokio, kad naktinio gyvenimo. Taip pat miestelyje yra ir aikštelė, kur yra daug pramogų vaikams, ji yra už papildomą mokestį, tačiau Teračinos kurortą galima siūlyti ir jaunimui, ir poroms, taip pat ir šeimoms su vaikais. Tolyn už Teračino, už 13 km yra įsikūręs San Felice Circeo kurortas. Jis ir Sabaudijos kurortas yra brangus, ramus kurortai, aplink yra gyvenamųjų namų kvartalai, o San Felice Circeo paplūdimyje kai kur vietomis prasideda jau žvyras, nėra tik tai smėlio paplūdimiai. O Sabaudijoje yra daugiau smėlio paplūdimių, yra smėlio kopa. Pačiame miestelėje San Felice Circeo yra parduotuvėlių, yra picerijų. Taip pat San Felice Circeo yra nemokama vaikų žaidimų aikštelė su supinėmis, o miestelio centras ir parduotuvėlės nuo tos aikštelės yra tolyn teisingiau į jūros pusę arčiau. Ir už San Felice Circeo eina Sabaudijos kurortas, jis yra už Iškišulio,
Prie Sabaudijos kurorto yra įsikūrę net 4 ežerai, štai čia nuotraukoje galite pamatyti. Yra tiltas per ežerą, todėl kad pats Sabaudijos kurortas yra įsikūręs ežero kitoje pusėje. Kas yra būdinga Sabaudijos kurortui? Kad yra ilgas platus smėlio paplūdimys, kopa, palyginti su mūsų lietuviškomis kopomis, Nidoje galbūt ir nėra labai didelė. Kamgi galima siūlyti poilsį? Gamtos mėgėjams, ramiam poilsiui ir be abejo paplūdimio poilsiui. Tad tiek kurortų šiandieną ir dar kartą atsiprašau už techninius nesklandumus. Linkiu visiems gražaus penktadienio ir turiningo artėjančio savaitgalio, o mes su jumis susitiksime kitą savaitę, kai kalbėsime apie Neapolio regiono viešbučius. Tad linkiu visiems geros dienos.